Treneris žiūrint kelias savaitės atgal, komanda atrodė labai gilioj duobėj. Pasipylė tie pralaimėjimai ir buvo labai sunku. Kas pasikeitė paskutinę savaitę, kad turite ir Žalgirio skalpą, dabar išvykoje dar ir iš Jurbarko pergalę įsivežat? Bendrai paėmus ir čia, kur mes patyrėme keletą pralaimėjimų prieš tas porą savaičių, tai žaidimas jau nuo naujų metų mūsų stabilizavosi ir pats žaidimas yra geras. Tik tai keletą rungtynių pabaigų nesužaidėm, tai atidavėm, o aš kaip sakau, jeigu žaidi gerai, tai anksčiau ir vėliau gausiu tą rezultatą ir džiaugiuosi, kad pagaliau jis atėjo. Įspūdis toksai dviprasmiškas, atrodo, varžovas turėjo didesnių problemų, bet ir patys šiandien atrodo visai neblogą krepšinį žaidėt ir kur buvo didesnė priežastis, ar kad varžovas su problemom susidūrė, ar jūs tiesiog geri šiandien buvot? Nežinau, kai mes turėjom problemų, tai turbūt nieks mūsų negodė, ne? Ir mes patys irgi šiandien Kelečius iškrito, tai buvom likę su vienu centru, kuriam yra 17 metų. Tai kalbant apie problemas, dar gal ir net ir pasigalinėtumėm. Paminėjo taurę Liukonį, Kosmosą išdarinėja čia po naujų metų, kaip vertinat pats jo progresą? Nežinau, aš taurį, kai pamačiau pirmą savaitę per sezono pasiruošimą, iš karto sakau, kodėl šitas vyrukas tiek mažai apie jį informacijos, jis gali žaisti, kažkaip jis mūsų toj rotacijoje kaip ir nebuvo suplanuota, iškart buvo aišku, kad jis labai geras vyrukas, labai noriai sportuoja, stengiasi, klauso. Tokie jauni žaidėjai yra kiekvieno trenerio svajonė. Grįžtant dar truputį į rungtynės, atrodo po 3 kėlinių pakankamai ramu, ten vos ne 20 taškų skirtumą turėjot. Ketvirtam leidot varžovam grįžti, ar nebuvo tai atsipalaidavimas ir kiek įtampos tuo metu buvo ten ant suolo? Ne, tai nebuvo atsipalaidavimas, tiesiog vyrai laikė koncentraciją visas rungtynės ir rezultatas to yra 6 padarytos klaidos, o po 2 kėlinių mes turėjome 1 klaidą. Tai čia yra pavyzdiniai skaičiai, apie tai visą sezoną kalbėjau ir laikant agresyvę gynybą ir taip puolime neklysti yra neįtikėtinai daug jėgų atimantis dalykas ir aš antroje rungtynių pusėje tikrai dariau mažai keitimų, ko pasiekoje ir buvo ta duobelė. Žinojau, kad ji gali ateiti, bet vis dėlto rezultatas išsaugotas ir viskas pasiteisino. Ir paskutinis reikaliukas apie Robertą Kelečių, nykstelėjo ten koja, ar jau turit kažkokią pirminę diagnozę, ar maždaug žinot, kas ten nutiko? Neturiu, įdomu kaip jam bus su ta koja, bet šiaip Robertas yra kovotojas ir dažnai su skausmais eina žaisti, tai dėl to galvoju, tikiuosi, kad šeštadienį turėtų būti.